Va, technologija, kurį verta išbandyti, siūlau ir jums. Ir kvantinis karys šių dienų yra ėjimas į ateitį. Kadangi technologijos siekiančios šviesmečius, vadinasi žmogaus gamta, -3, akivaizdžiai egzistuojantis subjektyvus žmogus. Technologija tokia animacijos išbandyta kaip grafinė animacija. Ir, reiškia, namų projektavimas irgi kompiuterinio grafiniu būdu. Tad iš esmės ta fantazija iš durnių namų, kaip jie, reiškia, taip, žinai, apsirūpinę, reiškia, iš miško, reiškia, tas visas smėlis plytom pagaminti ir visa kita, kaip jie susikūrė savo universalų mišką, reiškia, namuose, sienose, plytose, žodžiu, daugybė pergalės kvailysčių. Juolab, kad šių dienų architektūra irgi kompiuterinė. Tai iš esmės mes suvokiam esant žmogų -3 gamta, reiškia, temperatūros, reiškia, žmogų esantį. Kaip asocijuojasi visada žmogui perlipti per sunkumus, su šalčiu, su krioterapija, įveikiant alkoholizmą. Kaip ir įveikiant mirtinas ligas su badu ir troškuliu. Vat, tai irgi mes suprantam, yra begalybės galimybės žmogaus šalto proto. Vat, -3 galimybės egzistuojančios kaip vampyrai. Šiais laikais realistinių siūlomų mistinių filmų pasiūla sukuria ateities žmogų, vampyrą, nes tai futurizmas kaip menas tampa mokslu išgyvenus operaciją su metastazėm. Galiausiai vien tik tai blefais žaidžiant. Tu pats patiki, kai tavęs klausia, tai tu sako, vėžiu nesergi, sakau, nesergu. Kodėl taip elgėsi žmonės šiuo atveju tarptautinė medicina, kaip ir autofagija, esanti aukštoji mokykla, dietos, reiškia, ir ekstremalus, reiškia, maitinimasis, ar tai papildai, tai iš esmės ėjimas į priekį medicinos pasaulyje. Tai yra, žmogus supranta esantį futurizmą kaip autofagija japoniška, jau, reiškia, iki Kristaus buvusi. Vat, štai kaip Japonija suranda krikščionių pasaulį atgarsį kaip natūralią mediciną. Ir į priekį einantis chlorofilas, reiškia, toks gėrimas, reiškia, vat, gydantis nuo organizmo užrūgštėjimų, nes tai yra ekstremalus šarminimas.
Tai vogi šis pasaulis supranta į priekį einantį mediciną, kaip stevijos tabletės su vandeniu, reiškia malšinant stresą. Ir alkį, reiškia malšinant, neprisėdant, reiškia kaip kiauliai su pudra, paskui gėdinti save savo gyvenimą. Taigi, suprasti, kad numesti svorį reikia aukštosios matematikos, yra suprasti, kad natūrali medicina iš tikrųjų ir yra ateities medicina, kadangi jinai yra natūralus gydymasis. Ir tas natūralus gydymasis jis yra susijęs su ekstremalumu. Tai apie medicinos, aiškiai, 10 balų, kuris ateina su laiku, kai žmogus įsitikina 10 balų ir gamtoj, ir protestant, reiškia lygų 5 × 5, šitokia nesovietinė nomenklatūra tampa 5 × 5, tai yra gamta lygų žmogaus proto pasiekimam. Kaip ir kinematografija -3, reiškia žmogaus pajautimo šalto proto, adrenalino, gali būti realybėj iš esmės -3 ir gamtoje žmogaus, reiškia, išsilavinimo fizinio ir supratimo, kad legionas velnių neįveiksia Dievo 10 įsakymų ir supratimo laike esant tos dykumos kelio kryžiaus atpirkusio žmoniją. Netgi tada, kai tada nebuvo Graikijos, reiškia, valstybės, krikščionybės ir konstitucijos, jau tada buvo žmogui supratimas medicinos. Tai kaip tie seni laikai autofagijos japoniškos siekia suprantami šių laikų mūsų lietuviškos natūralios medicinos. Būtent ekstremalumo laike, kurie iš esmės sukūrė 5 × 5 teorijas, įrodymus, tikėjimą, stebuklą. Bet kas sako, reiškia šitą visą futurizmą esantį mistiką. Ne sovietinis auklėjimas, ne žydų auklėjimas, ne kažkokios religijos, bet būtent pagonybė japoniška, budizmas. Tai kaip medicina suprantama iki Kristaus, kaip medicina suprantama iki žydų KGB, ekstremistinėms grupuotėms atseit kuriant Egiptą, kaip egzistuoja 3, reiškia šitas viršus matematinis, ne žydų ateizmo, o galiausiai algebra. Ir egiptietiškas pasaulis, mistifikacijų, kačių ir gyvūnų pažinimo, supratimo, subjektyvumo, kaip ir žmogaus subjektyvumo, gamtai -3, lygybė, kaip gamta veikia žmogų ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, kaip medicina veikia su papildais maisto, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, kadangi
medicina, kuri ateistinė, pripažįstanti tik tabletes. Va, yra sovietinė medicina Danijos ekstremalių normų ir nemirtingumo Rumunijos, reiškia šitas Kennedy chaoso teorija Valburgė. Visa tai yra natūrali medicina. Tik ne žydų pasaulio. Kadangi žydų pasaulis yra žudyti pranašus, žudyti mokytojus, kaip ir sovietmečių į Sibirą išvežti, reiškia, kunigus. Ir atimti jų vietą, jų vardą, jų sąžinę, jų tikėjimą, tada tapti, reiškia, stukačiais ir stukačiant tuos, kurių motinos nežydė algos. Tai vat, šita diskriminacija subjektyvi, pusžydžių su žydais irgi yra subjektyvi. Jokiais būdais jos negalima vadinti objektyvios. Šitai pasaulį veikia dėsnis subjektyvumas -3 šaltis.